aš nežinau, kur važiuoti toliau. Ne tai, kad nėra kur važiuoti, bet yra per daug kur važiuoti. Niagaros kriokliai 4 valandas, Vašingtonas 4 valandas. Ten kažkur į kaimus irgi panašiai, nu kaimai arčiau. Bet į Vašingtoną jau čia nenormas miestas, užteks man Niujorko. Niagaros kriokliai, tai va čia Niagaros kriokliai vyksta už lango. Tai nežinau, varau pavalgyti ir kažką sugalvosiu. Žinau, kas įdomiausia, kad dabar važiuodamas pusryčių nusprendžiau, kad varysiu į Filadelfiją. Bet turbūt rytoj tiktais tada važiuosiu. Ir pradėjo grot daina iš Rokio filmo, nes Rokis iki Filadelfijai buvo. Nežinau, ar filmuotas, bet tipo, jis ten Filadelfijai visus veiksmus. Tai manau, kad ženklas, kad gerą pasirinkimą padariau. Man vis laik įdomu, kas tos miestų pavadinimus verčia, vat į lietuvių kalbą, pavyzdžiui. Angliškai Pittsburgh. Sakytum Pittsburgas, bet čia Pittsburgas. Pittsburgas tai geriau skamba negu Pittsburgas. Kur buvo, kur jeigu dabar amerikiečiai vietoj Utenos pavadintų Eteną, taigi nesavo. Normaliai galite verst, kas verčia tos miestų pavadinimus. Ir čia ne tik Amerikoje. Čia visur kažkaip nesąmoningai kartais išverčia. Mariau, ar neatsibodo tie kiaušiniai su šoniniais bulvėm pusryčiam? Ne. Neįveikiau pusryčių pirmą kartą. Aš dar sotus vakarykščiais įspūdžiais imtynių, man atrodo, siunčiu. Oi, šita pusryčio užkandinė tokia biškį juokinga. Moteris dirba tokios, nu, garbesnio amžiaus, sakykime, 50 ir viršų ir 2 ar 3 susidės silikonius papus ir taip akivaizdžiai tą pateikia. Ir juokinga, nes atrodo, kaip lyg būtų Hooters baras, bet čia tiesiog pusryčio užkandinė. Hooters baras Amerikoje tai yra, nu, kur ten merginos gal kiek nepadariau apsirengę, aptarnauja tave. Tai čia toks Hooters Pennsylvania Edition. Hooters Camper 50. Seniokam aišku smagu čia pusryčiaut. Pavarvint seilę į kiaušinienę. Wow, nemokamas oras. Aš negaliu patikėti, kažkas nemokamo Amerikoje. Bet vėl čia tie barai, kur aš nesuprantu. Čia dabar nustačiau 50, pas mane mašinai ten 170. Ar čia 50 pridės? Nieks nepasikeitė čia. Pučiau priekinę, kur rodo, bet pakilo galinės slėgis belekai. Čia davikliai pjauna. Aš nesuprantu, tik kurią man pūst. Šitą tai jau normaliai. Jau gal net per normaliai.
Man dešinės pusės šita dabar jau atrodo per minkšta vizualiai, nes šita normaliausiai atrodo. Nežinau, dabar pripučiu tos, kur nereikia, ar ką, aš neįsivaizduoju. Bet va kaip painiai nerodo, realiai būtų tas toks paprastas putikas, kompresorius kaip pas mus, kur rodo slėgiai. Uždėti ant ventiliaus ir rodo, kiek padangų yra. Čia kažkoks modelkinis ant varžto. Trečioji degaliniai. Viena net nepučiau, paskui toj pučiau ir dabar visur tas pats. Kur čia mašinos tiek įvaizdžiai kirbauja dabar. Pripučiu priekį, nepadidėjo galinės. Ai, tiesiog ignoruoju ir važiuoju. Kas blogiausiai gali nutikti? Sprogt padangą, sumėtyt. Čia jeigu blogiausiai, tai aš nebijau. Aš vakar mačiau, kaip vyrai su popkornais mušęs. Tai baisiau būt negali. Humana lietuviškai. Bliam marškiniai po $8, maikės po 5, tai čia Amerikoje šiaip labai pigus rūbai nauji, tai nežinau, kame biznis čia pirkta padėvėta, nebent jau labai kažkoks fainas, unikalus. Bet kažkaip nieko įspūdingo. Už tai, kad aš va čia sustoju, jinai šiąnakt bus saugi. Nėra už ką. Nu va, tokios parduotuvėj tai negausiu. Čia $2 tik. Atsiemu žodžius, kad nėra nieko įdomaus. Iš tikrųjų tai yra visai įdomių dalykų. Surenku 5 like ir nusipirku. Nespėjau. Aš kaip skuduryną priaučiantis negaliu nieko nenusipirkti. Pittsburgo pingvinai. Nu ir plus noriu, kad ta mergaitė šiąnakt būtų saugi. Ta maikė šiaip nors buvo pažymėta $6, bet kasoj tik 3 įmušė. Gal čia 50%, skam nežinau. Man tinka. Took my first breath where the muddy rises, spills into the Gulf of Mexico, where the skyline's colored by chemical plants that put bread on the table of the working man, where the working man does his best to provide safety and shelter for kids and a wife, giving a little of her soul every day, making overtime to keep the wolves away.
Važiuoju, žiūriu galvą į kairę, į dešinę, visam kryptim tik krenta. Taip sukabino. Biškį lūžtelėjau trumpai. O, rūkelis koksai. Avietos, bet ne germanės avietos. Čia irgi nektarinus viską pardavinė tokiem dėžutėm, bet išsidariau, kad tai mažesnį dėtų. 3 nektarinai. Šiau mažiausiai, kiek galėjo parduoti. 3 nektarinai, $4. Ir 0 kvapo. 3 nektarinai, $4, 0 kvapo, 0 ir skonio. Pagalvočiau, kad covidų sergu, bet čia ką tik kažką tai zvaliau gėrė, tai viskas buvo okei. Tik iš žievelio suprasčiau, kad valgau nektarino. Persiką, žmonės skirčiu. Sako, jeigu nesiseka nektarinuose, tai sekas loterijai. Pažiūrėsim, ar teisybė sako, ar ne. Aš kaip taip sako, dabar aš neatsimenu. Ne, gal kažkaip kitaip sako. Nes ir su to nepaėjo. Bu! Va tokį kambarį susišaudžiau nakčiai. Atvažiavau į Gettysburgą, kur JAV pilietinio karo vyko didžiausias mūšis. Aš kai pamačiau žemėlapį Gettysburgą, aš iškart surišau, kad čia ta vieta. Dar pasitikslinau, ar tikrai šitas, nes neaišku, kiek tų Gettysburgo Amerikoje, bet šita. Ir galvoju, aš turiu čia atvaryti. Aš šiaip apie JAV pilietinį karą ten daug nežinau. Tik žinojau, kad čia vyko didžiausias mūšis ir tas lūžis įvyko tarp, kai pietus jau ten varė į šiaurę, bet čia atsimušė šiaurę ir tada viskas baigės, kaip baigės.
Ir čia yra žiauriai senas namas, Farnsworto Inn. Aš nežinau kaip išverst, svečių namai. 1810 statyti. Kvapas tai toks, senatvės. Ir aišku, nebūčiau čia varęs, jeigu čia nesivaidantų. Kažkas išėjo su tais vaiduokliais. Ai, dar pasimiau turą ir visi dabar eisiu. Tai va, mano kambarys pavadintas Jeannie Wade vardu. Jeannie Wade buvo vienintelė civilė, kuri šito Gettysburgo mūšio metu žuvo. Kažkaip tai ją nušovė netyčia ar tyčia. Tai va, žuvo apskritai apie 6000 karių ir viena civilė. Tai šita Jeannie Wade čia labai, kaip sakyt, garbinama čia šitą miestą, kaip didvygė muziejus jos yra, čia kambariai jos vardu pavadinti, čia jinai negyveno šitam name. Šitam name iš viso čia vyko dalykai, kad berods pietiečiai buvo užėmę jį ir nuo palėpės, nuo visur ten šaudė į šiauriečius, tada šiauriečiai šturmavo šitą namą. Ir čia, žinot, kas būna tada, čia skerdykla buvo. Tai va, taip trumpai. Dar yra atsiliepimų sąsiuvinys, kur žmonės, kurie šitam kambarį gyveno, parašė, kas nutikdavo arba nenutikdavo, tai to aš čia ir atvariau. Ilga naktis nusimato, manau. Of the homes here on Baltimore Street, and they're shooting, using them as sharpshooters and shooting up towards the cemetery. Šiaip miestelis toks su dvasia. Ir tikiuosi, kad ne viena dvasia, o daugiau. So welcome, my name is Jen, and I'll be your storyteller for this evening. He's been all over America, and he reminded me, you are welcome to take photos. Crying for their moms, grown men, as the doctors are trying to operate. When you get shot with a lead bullet, taking the bread that Jenny was needing, and made 15 loaves of bread and took it to the Union troops. Smacks the horse on the butt, but this time he falls, slips, is trampled by the horse, and run over by the carriage. It's not made to look like anyone specific. Let me get my bag and I want to take a Ten yra langelis, pro kurį šaudė konfederatai, o tos baltos žymės dar yra paliktos senos kulkų skylės. Pabalintos, dabar tik tais, kad geriau matytis. Įdomių dalykėlių pripasako per tą turą Rūsio. Vienintelis, kas įvyko, tai tokia lempa, ten kartais žybsėdavo. Gal tiesiog sena lempa. Šitas į antrą kartą išgąsdino. Žinot, ką dar ypatinga šita diena šiandien, nes Liepos 1 ir prasidėjo Gettysburgo mūšis, jis truko 3 dienas iki Liepos 3, o šiandien yra Liepos 1. Tai kaip ir gimtadienis, tai kaip ir atšveskim su burgeriu vėl. Jeigu turi gluten free kažką, tai imu. Neaišku, kada vėl tokios progos pasitaikysi. Šitas burgeris vadinasi konfederatų burgeris. Nežinau kodėl. Bet aš pagal pavadinimą realiai sakiau.
Nes jeigu varyt, tai all in varyt šiandien. Čia visi tie kostiumai tai originalūs iš filmo 92 Gettysburgas. Aš jį kažkur nuotraukos matęs, nes dabar jisai ėjo bare ir atrodo, kad kažkur tiesiog kažkada matytas ar vieną filmą, neatsimenu, gal mokyklą kažkur rodė, bet tas šviesas kaip akelia. Nueinam vaiduoklį ieškoti. Šitie žodžiai prieš mane taip atsisuks. Naktį verkdamas bėgsiu iš čia. Senovinis paukščių narvelis, senovinis užuolaidas, senoviniai krėslai, senovinė lova, senoviniai žibintai, senovinės lubos. Čia vizija televizorius, senovinis paveikslas, senovinis stalinis žibintas ir naktinis staliukas, senovinis fotelis. Čia Fujitsu kondicionierius. Bet par kartu, Antaniuk. Varyk, Antaniuk, varyk, nebedaug. Pabaigi, tu iš butelį parodėk. Tu iš butelį parodėk. Kodėl mano veidas toks mėlynas? Šiaip tai nežinau. Čia nuo kažkurios tai švieso. Kas vėl man daros? Aš taip pat čia nebandysiu primest, kad čia kažkas tai vyksta, paranormalus, ko nevyksta. Jeigu kažkas vyksta, tai pasakysiu. Jeigu nieko, tai gerai, nieko. Bet man vėl pavakariniau čia atėjau ir man pradėjo vėl galvą spaust čia. Man tas pats buvo tam beprotnami, man pradėjo spaust tiesiog smilkinius ir dabar vėl pradėjo. Aš nežinau, kas čia vyks. Čia paranormalu, ar čia tiesiog smegenų vėžys, ar kas, aš nežinau. Bet man šiaip galva žiauriai retai skauda. Žiauriai retai. O dabar per visą šitą kelionę skauda antrą kartą ir tokioj vietoj kažkokioj tais neaiškioj. Nežinau. Baigiau skaitinėt žmonių dienoraštį. Kas ką gero čia patyrė, tai viską čia buvo ir nieko daugam nebuvę ir bildėjimai, krepždėjimai ir kažką ne vienas prismauktas, apdraskytas. Aš paklausiau angliškai, ar yra kažkas kambarį su manim. Čia toks tipinis klausimas ir ar gali garsą padaryti. Tai kai taip paklausiau, ar gali garsą padaryti, praėjo kokios, nežinau, 3-5 sekundės ir kažkur čia vat ties lubom toks tiesiog. O čia šiaip tylu, viskas nustojo dirbti aplinkui. Virš manęs irgi nieko nėra, čia nieko nėra. Čia lauko siena. Tai jūs patys išvadas pasidarykit. Atsisinčiau dar į telefoną elektromagnetinį skenerį, elektromagnetinio lauko skenerį. Ir jisai žiauriai čia nesąmonės rodo 900 viršum tų, nežinau, ko čia matuojamas, bet čia yra belia kaip aukštai. Ir buvo nesąmonė, atsisinčiau dar vieną. Ir jisai irgi rodo tą patį. Sveika, jeigu aš paimu, būna apie 9 kem, jeigu padedi 9,20. Ten padėsi kitą kambarį vietą, vėl kažkiek tiek rodys. Bet šiaip čia nesąmoningai daug.
Per mane laukas eina kažkoks 9 PM dabar. Kas man nepatinka, tai veidrodis prieš lovą. Čia galėtų būti ir naujas 5 žvaigždučių viešbutis, bet veidrodis prieš lovą, tai man... No. O dar tokiai vietai, tai to labiau. Vienas užklojimas. 2 užklojimai. 3 užklojimai. Gerai, tik 3. Vidutiniškai taip 3 ir būna. Gerai, varom miegot. Jeigu vaidensis, tai pasakysiu jum. Arba net parodysiu. Labanakt. Nežinau, ar girdėsis per kamerą, bet kažkas čia per lovos sieną gremžia, atrodo. Nežinau, ar žiurkėnas koks ar pelė. Buvo nustoję, paskui smūgis buvo per sieną toks tylus. Ir dabar vėl pradėjo. Aš uždegčiau šviesą, bet kažkaip tamsa jau dabar jaukiau atrodo. Vėl kažkas buvo. Spirits nesuprasi, ar gėrimai spiritiniai, ar dvasios čia šitą miestą. Wow. Kaip pavadinam savo svečių namus, nežinau, gal ant Kapinių kalno, visai taip skamba gerai. Jo, taip pat pavadinam. Nežinau kodėl, bet man amerikietiškos kapinės kažkaip patinka. Nu, ta prasme patinka, kad tokios gražios. Nėra tų visų pompastikų kažkokių. Voverytė va. Tik čia labai tokios kažkaip išmėtyta viskas. Atrodo, tie antkapiai belekur, belekokio dydžio. Kiti suglausti, kiti atskirai. Visai. O, prezidentė. Ačiū, šitas.
1863 metai, Liepos 1 diena, pats įkarštis JAV pilietinio karo. Pietiečiai konfederatai, arba čia kaip jos vadina sukilėliai, varo tolyn į šiaurę. Nu ir pagrindinis susirėmimas, mūšis įvyksta čia Gettysburge. Realiai va čia vat. Va čia kur esu, va čia vat. Tai konfederatai iki tol karą laiminėjo ir Gettysburge įvyko tas toks lemiamas mūšis. Sąjunga čia buvo užsiėmę geresnės pozicijas, aukščiau buvo ir vadovavimą geresnį turėjo, nu ir atsimušė nuo tų konfederatų ir paskui po nepilnai 2 metų visą pilietinį karą laimėjo ir išgelbėjo pasaulį, nes Amerika visą laiką, net jeigu pas juos vyksta dalykai, jie išgelbėjo kažkaip pasaulį. Svarbu ar ateiviai, vaiduokliai, ar pasauliniai karai. Amerika tiesiog jinai ateina ir padaro dalykus. Aš toks geras istorikas, ką tik viską perskaičiau Wikipedijai. Nu, apie Gettysburgo mūšį žinau ten, kad buvo toks esminis jisai, bet tas skaičius kaip pavariau. 6000 mirė per 3 dienas. Dar virš 40 000 sužeista arba dingo be žinios. Ir va čia vat kapojos. Vakarų Virginijos kuopa. Garantuoju, kad šitie geriausia buvo. Jie nieko neturėjo bijoti jau. Vakarų Virginijai gyveni. Žiauriausiai tai pasakojo, kaip jau baigęs tas mūšis ir vietiniai gyventojai tiesiog tos palaikus kažkur ten po žemę bandė pakavot, užkasė kiek išėjo paviršutiniškai ir Liepos 4-5 belė kaip smarkiai lyja ir aišku tą pakavojimą išplovė, tai čia vaizdeliai buvo baisus. Bet čia irgi pasakoja, aš nežinau ar tai buvo, bet aš tai tikiu, nes pasirenku tikėti. Dabar nežinau, čia tikras jisai ar ne, bet dar neišnyko. Jau čia tikras, nes ir cigarą užžodžiu. Per metinis tai visko gali būti. Aš manau, jeigu va toks karas būtų, aš būčiau toj statistikui, kur dingė be žinios. Aš pasiplaučiau. Galiu nuoširdžiai pasakyti, aš nenoriu kariauti. Nieks nenori kariauti iš paprastų tokių eilinių žmonių turbūt, bet aš negaliu girtis, kad oi, ten eičiau, ten kaip šaudyčiau, bum, 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 ten ištaškyčiau. Aš iš prigimties toks labiau gal dezertyras, kas liečia karą. Viena yra ginti savo namus, o kita yra ten eit kažkur tais ir dėl tik politikams suprantamų kažkokių geopolitinių, teritorinių, finansinių priežasčių eiti ten ir skers vienas kitą. Tai čia yra šiaip didžiausia nesąmonė pasaulyje, tai karas. Čia gal neišsemiama tema, bet absoliučiai nesąmoningiausias dalykas. Buvo, tebėra ir turbūt bus vis tiek čia. Nežinau, čia mūsų krauja ar kas yra. Būtų pietiečiai konfederatai laimėję, tai čia būtų daug geriau, čia nebūtų tokios kainos, nebūtų tokie mokesčiai. Dabar nustekenta šalis visa, jau viskas, jau paprastas žmogelis jau nieko nebegali nusipirkti. Jau sidros Karbonkė arenai kainuoja $20,
Būtų pietiečiai, tai čia būtų viskas tvarkoj, čia gyventume, išvengtume. Šiaip tai nežinau, aš čia tiesiog kalbu, ką kalbėtų turbūt paprastas žmogus, kuris palaikė konfederatus, tebe palaiko, turi tą vėliavą užsikabinęs verandai. Kas nežino, kaip būtų. Čia žinokit, šitų Cybertruckų tai daugiau negu atrodo. Labiau miestuose, aišku, bet pilnai. A ne? Sutinki? Pritariu. Ta mergina, Jeannie Wade, vienintelė mirus civilė per karą, tai buvo, dabar nežinau, šitam ar šitam name pas savo seserį. Kol visi civiliai slėpės Rusijose, jie sugalvojo, kad reikia kept duoną sąjungai. Kepė tą duoną ir snaiperis per tą palėpės langelį, kur aš apsistojęs toj užeigai. Kažkaip tyčia ar netyčia nušovė ją. O dabar aš jos garbės kambarį apsistojęs. Šiąnakt nesutikau aš jos akis į akį. Einam papusryčiaut reikia. Čia pusryčių skaičiuoti ir pagrindiniam pastate bus. Va per tą langelį pyškino. Čia yra ta mergina Jeannie Wade. O čia įėjimas į palėpę, iš kur ten šaudė ir kur pačius tos snaiperius. Ten, sakė, mažiausiai 3 tos snaiperius nušovė, jie vis, aišku, keisdamas, nes gera vieta pyškint. Daugiausiai veiksmo būna palėpiai. Rūsy, kur vakar buvo. Ir šie visą numečia, belekas. Čia atrodo kaip ta statula, kur turėtų atsilink galvą ir būti slaptas mygtukas. Paspaudė ir atsidaro kažkur sienai durys. Ai, ir šiaip kalbant apie Abrahamą Lincolną, tai tose kapinėse, kur šiandien ryte buvau, tai jis ten porą mėnesių po mūšio pabaigos sakė kalbą. Tai mat, net šitam krašte pats Abrahamas Lincolnas vaikščiojo. Tai dabar kas gi vyko naktį? Ar vaidenas, ar apsėda dvasia? Prabudau po 4, tiesiog prabudau, nežinau, paprastai. Ir po kiek laiko pradėjo kažkas šitą vat sieną, čia kur yra į tualetą. Atrodo, kad iš tualeto pusės taip tiesiog, ar iš vidaus, kažkas taip, kad drasko ar graužia, aš iš pradžių galvoju, pelės turbūt, nes toks, nesuprasti ar su nagu, ar su dantim graužia kažką tais. Ir taip, kokias 4-5 minutės taip gremžia, ir tada čia toksai stuktelėjimas buvo ir baigęs tas gremžimas. Tada aš pradėjau klaust, ar čia kas yra, padarykit garsą. Nieko nebuvo. Tyla visiška. Tada vėl prasidėjo tas gremžimas.
Ir tada vėl kažkur 4-5 minutės, tada stuktelimas lubose buvo ir vėl baigės. Ir tada, kai paklausiau, ar čia kas yra, tyla ir va šita vat lemputė, čia televizorius, tas priedalis. Tiesiog dega ta lemputė ir jinai pradėjo mirksėti, nes labai gerai matosi šitą švietę ir šitą švietę. Jeigu nieks čia nešvietė. Ir šitą lemputę pradėjo mirksėti. Nors aš prašiau garsą padaryti, bet pradėjo lemputę mirksėti. Nu tai tada jau nemegau kokią gerą. Dar valandą tiesiog galėjau klausiaus, bet štilis buvo. Pradėjo paskui paukščiai čiulbėti už langą ir užmigau. Paskui jau viską matėt, jau prabudau ir jau ten į laukus, tai va tiek. Tai va tokios istorijos paranormalios. Nenormaliai paranormalios arba šiaip tai viskas gali būti paaiškinama. Krebždėjo pelės, nes šis senas pastatas kažkas bilstelėjo į sieną. Šitą nežinau, kas technologijose gaudytas, kažkaip mirksėjo jisai. Taip kokias, nežinau, gal 20 sekundžių mirksėjo. Saldainį nieks nepajudino. Čia servetėlių uždėjau, irgi nieks nepajudino. Tai va, toks apsistojimas Farnsforto užeigoje Gettysburge. Ačiū. Važiuojam toliau. Have a cigar tax. So you get the best prices on cigars. And that tobacco is grown in Connecticut, the state of Connecticut. Now, Chamberlain and Custer were both here. Užsukau čia Gettysburge cigarų parduotuvę, nusipirkau šį cigarą. Nors nerūkau, bet lauktuvė gera tokia. O gal ir parūkysiu. Ką čia žinai? Gal vat susimanysiu, noriu cigarą ir parūkysiu. Vien jau nuo šnekos apie cigarus ir rūkymą mano plaučiai pradėjo kosėt. Bet ta moteris tam pasakoja istorijas apie tos cigarus įdomiai. Ir sako, iš kur tu, sakau, iš Lietuvos. Sako, mano vyras, tipo kilęs iš Lietuvos, sako, aš dar jo pavardę nešioju Džikaitis. Ai, mažas tas pasaulis. Bet šiaip čia Pensilvanijoje daug tų, kiek žinau, lietuviškų šaknų žmonių. Dar noriu parodyti, ant kiek Gettysburgas čia istorinė vieta. Tai vat objektai tie fioletiniai istoriniai visokie. Tai jeigu pritraukinėjai, kiek čia jų atsiranda. Visokių monumentų, statulų, kapų kažko tais belekas. Nematęs už tiek vienoje vietoje, kad būtų. Čia kas dar. Kai jų pikapai didumo, aš dar dabar privažiuoju šalia arba prie šviesoforo privažiuoju, atrodo, kad fūra, ten tiesiog pikapas. Dabar čia sėdi moterėlė, vos kaktą kyšojas ten iš pavairų. O aš einu į krautuvę. Jūs pabūkit mašinai, nes čia karšta labai. Mašinai biškį vėsiau, aš paliksiu jums langą atidarytą, kad turėtumėt orą. Ir pabūkit čia gerai. Fu! Čia koks plius 69. Eina savo kaip iš čia neiškia, bet biškį išlyskit laukan. Kiek čia manęs kokią valandą nebuvo, tik tais ant saulės prie plius 30. Help me escape from this deserted sea. Lord, I think that the devil might be after me. I don't want to waste my integrity. I'm just a man living a one-night stand. I'll tell you what I need. Oh, Black Creek, take me to that place. Wash my sins away. Dabar jau
galiu drąsiai sakyti, kad amerikietiška svajonė vis dar yra. Ir aš važiuoju ją. Ką jūs čia? Ateikit į krepšelį. Žinot, kas gerai su šito vežimėliu apsipirkinėt. Ne tai, kad nereik vaikščiot, jo, čia gerai yra. Bet matai šitas apatinės lentynas. Nes aš tai tik viršutinės matydavau, man reikdavo lenktis arba tūptis, kad ten matyčiau, kas apačioje. Apačioje būna geriausias kainos kokybės santykis, man atrodo. Apsisukimo kampas žiauriai geras. Tiesiog va, tarp šitų lentynų apsisukau. Aš jau pradedu norėti jo. Tiesiog turėjau tokį prisivežę. Nusipirkau SD kortelę atsarginę, nes jau nieks netelpa man į šitą. Ir vat bandau atidaryti 5 minutės. Gal aš tikrai neįgalus esu. Keista, filmuoja kažką ir šneka į kamerą. Galit paaiškinti, kaip šitokį peilį naudoti, kai ašmenys paslėpti? Greičiau pasakykit, liko tik tais 1,5 minutės atminties. Viskas. Įveikiau pirmą lygį, išėmiau trynį iš kiaušinių. Čia vyksta vlogų crossoveris. Yes. Are you a YouTuber too? Yes, I Hey am. guys, welcome to Pennsylvania. Я сейчас познакомилась с пареньком, с молодым человеком. Говорит, нужно крепко работать, чтобы здесь жить. Okay, it was my pleasure to meet you. Pagaliau pasakė vardą normaliai. Ta moteris sako, aš bloginu tipo rusų auditorijai, nes noriu parodyti, kad mes normaliai čia gyvenam Amerikoje, nes jie visi galvoja, kad čia žmonės gatvėse gyvena, bomžai, narkomanai ir taip toliau. Noriu parodyti, kad galima ir greitą maistą, o tu įsisakyti Taco Bell pavalgyti. Niekas neprašė šito vlogų crossoverio, bet gavot. Pavalgiau ir kažkaip taip užsimaniau, nežinau, pasportuoti, lyg norėtus kažką užbėgti kažkokį krosą laiptais. Tai visai čia neblogai yra vieta netoli. Nu, kaip netoli dar biškį yra kelio, bet svarbu yra ta vieta. Varom. Čia miesto pavadinimai Rusijos karalius. Miesto pavadinimas. Čia prilygsta mūsų 40 totorių. Šitas temos. Negalėjęs vienai tau sunku, taip ilgai netvėrė tiesų, net viltys grįžti, viskas buvo ne tai, viskas buvo netikra. Pavažiavau biškį už žiedo čia to didelio ir tiesiog parkingas. Nu, galima parkuotis palei gatvę. Spėkit, kiek mokėjau už valandą.
Ne. Spėkit dar. $2 PM už valandą. Prasme, čia Kauno kainos. Kaune tvoros geltona zona 2 PM euro. Čia dolerių, tai 2,20 kažkur gal eurų. Pats centras. Okay, you gotta turn it around for me. It's on. I know, but I see me. It's alright, just turn it to me. Turn it to you and take the picture. Yeah. Fotografę pasisamdžiau neprašydamas. Prie su boksu pirštim tą bubelę. Ok, gotcha. Paėmė kamerą, tiesiog pradėjo filmuoti, fotinti. Reikia duoti žmogui sudirbti. Aš kažkodėl galvau, kad ta statula ten viršuje. Tenai sakė, ten kažkokia replika yra. Nu tai ką? Žinai, kokią dainą paleisti. Dar tik tiek. Nu gerai. Susiemu. It's a primitive clash, pitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Kokią nors dainą? Ai, jau groja dainą. Pizdu tą dainą, gerai. In the burning heart, just about to burst. There's a quest for answers and a quench of the Statula, monumentas. Ne šiaip kažkokiam prezidentui, ten kokiam nors daktarui, politikui. Filmo herojui. Net ne viena, o dvi. Vienoje ten jo aš jau turėjau fotosesiją. 2 statulas. Aš įtariu, kad jinai man melavo, jaučiu čia tikra bus, o ten jie pasistatė tiesiog turistam, taip priviliuoti ir išviliuoti po kelius $. Nes čia man tai nepanašu į repliką. Nors ten irgi buvo metalinė, nežinau. Nu, Rokis kiek dalių buvo? 5, 6, tik statulos 2, tai gal ir nusipelno iš kelių statulų. Oho, stiprus kokie. Jinai man visaip liepė pozuot. Ir taip sakė, ir šitaip sakė. Ir taip dariau. Ir va tai va. Tai paskui sakė pasitrauk, nes jinai nori nufotkint vieną Rokį. Tai pasitraukiau. Ir šitą nufotkino kažkodėl. All included čia fotosesija yra. Už pitaką. Kas tu čia toks? Kokiam filme filmavais? Kažkaip neatsimenu aš tavęs. Kiek dalių buvo? Tikrai neatsimenu, kažką tu čia išsigalvoji. Tu žiūrėk tenkas toks. Tu žiūrėk Rokis ten. Bliamba įspūdingas šitas pastatas muziejaus. Ten viršuje ornamentai tokie žiauriai geri. Ledų vagonėlis. Dabar tai nebus problemų nubėgti. Šitaip gert noriu. Tai nieko nepardavinėja viršui ir čia apačiu irgi nieko. Like that? Woo!
Sunkus darbas atsiperka. Sakau, sunkus darbas atsiperka. Vyrukas nustebo, kad grinais moku, sako, rimtai grinais mokėsi, sako, dabar nieks be grinais čia nemoka. Visi tik tais kortelė. Net vaikai, sako, atvaro ir kortelė. Stojant tos perėjos, važiuoju. Įsidėmėkit numerius šitos svalačius nuo amperijų. Amperijų sustoję žmonės negali praeit nuo ledą valgydami. Va šitas, žalias. Ką šiandien paskutinė tokia važiavimo diena. Rytoj ant pietų turiu mašiną priduoti New York'e. Daug visko aplankiau, pamačiau per tiek laiko, bet tai yra dar vienas dalykas, kur važiuojam per Ameriką. Man atrodo, reikia užsukti kažkaip, nežinau, bet čia tik mano nuomonė. Važiuojam. Amerikai antiek trūksta pavadinimų keliam, kad aš dabar turiu susukti į gatvės kelią. Street road. Nu, gerai. Lengva atsimint. Kur tu gyveni? Gatvėj. Ta prasme, tu bomžas? Ne, aš gatvės kely gyvenu. Mano namas gatvės, gatvėj, kely, gatvės. Jūs prispaudėt pašikniuką. Pašikniuką, sakau, Ai, nieko čia net nėra. Bet pašikniuko tai jam reikia. Gal nieks nepavoks. Nu, spėkit, kur atvykau. Ne prie Niagaros krioklių. Ne toj pusėj. Ne į striptizo klubą. Atvariau palydėt saulėlydžio, o tokio gražaus. Į kazino. Kazino lankausi retai, bet turiu vieną taisyklę. Ateik žinodamas, kiek gali pralošti ir nežinodamas, kiek gali laimėti. Tai šiandien galiu pralošti maksimaliai $20, o laimėtai dangus limitas, va, 13 milijonų čia galima. Ai, 13 000. Gerai, dabar yra po 8:10. Pasižiūrim, kiek ilgai ištems mano Dvackis. Aš manau, kad kokį pusvalandį išgyvensiu. Čia paskutiniai $5. This is our 100. Wait, this is a $50 bet here. Come on, brother. Come on, blackjack. Here comes the 3. Gerai, gal ir sulaužiau savo pačią taisyklę pasakytą. Pralašiau šitą $20 ant tų aparatų. Gan greit. Ne viską pralašiau dar. 18 centų dar su manimi kupono pavidalė. Ir kažkaip, sakau, nesąmonė, tie aparatai reikia varyti blackjacką. Pasiėmiau ten už $100 tų žetonų, 10 minimalus statymas, galvoju 50 pralošint, nu ir tikrai viskas, viso gero. Tai pradžiai biški 50 papliūsinau, tada dar 50
nu, ne gramo, o $50. Ir paskui dar 50 pliuso. Buvau šiaip 107 pliuse, bet dar paskui pabaigoje nepaėjo ir 100, tai 20 pralašiau ant aparatų, tai 130 visumoje pliuso. New York'e aš atvarau. New York'e ten kainos bile kokios, aš jau žiūrėjau hostelį, kad imsiu, nes dar Liepos 4 tai iš viso tam pasirinkimas ne kažką. Bet dabar, kai šitai papliusinta, tai aš manau, kad galėsiu įpirkti kokį nors sandėliuką, gal 4 kvadratų, pas kažką tais ten namie po laiptais, Hario Poterio skladuką su kibirais. Manau, kad jau galėsiu upgrade'intis. Jeigu rasiu mašiną, čia tokia aikštelė nesužymėta, jaučiu specialiai, kad tu pasiklystum ir toks, pėsdu, varau atgal į Kazinkienę namo. Kažkur. O. Realiai pultelio pagalba tik radau, nes užrakinant supipsi. Jokių būdų neskatinu lošimų ir skatinu kaip tik gal nelošti. Bet jeigu niekad nebūtų kazino ir yra proga, tai nueikit, nes kažkas yra, kad pirmą kartą kazino visiems paeina beveik. Arba pirmą kartą iš šaly, kaip man, pavyzdžiui, dabar paėjo pirmą kartą Amerikos kazino. Tiesiog nueikit vieną kartą, jeigu norit, jeigu nenorit, tai neikit geriau iš viso. Bet kas ten žino, aš, pavyzdžiui, labai smagiai praleidau laiką, ten kompanija buvo smagiai prie stalo ir beveik visi laimėjom. Ir paskui beveik visi išėjom kartu, nes paskui nebelaimėjom biškį pabaigoje. Bet pas juos su vandeniu kažkoks bespredėlas. Jeigu nori pigiai tiesiog vandens nusipirkti, turim va tokį. Toks kainuoja 2 su centais, nu šiaip būna $1 su centais kitur. Jeigu nori tiesiog mažesnį buteliuką, tai $3. Čia būtų virš $1. Virš 2, virš 3 visokie Vosai, Fidžiai, Evianai. Tiesiog paprastu man to šaltinio vandens, koks ten Lidlė, Sonego, Sandaro, Sangaro. Tokio noriu, už 30. Na gerai, čia Amerika už 50 centų. Dabar šitą jau neišgersiu. Išsiskalbsiu triusikus su to vandeniu. Galit paaiškinti, kas yra su to Dubajaus šokoladu. Galit man paaiškinti, kodėl jis kainuoja $12. Aš valgiu, nes neskanus. Kodėl įsiperkat? Kažkokios košės pridėta į šokoladą. Žinot, koks Pergalės skonis? Šiandien Pergalės skonis yra jogurtas su mėlynėmis, ant beskonio ryžio trapučio, užkanant bananų. Pergalės prieš kazino magnatus. Pergalės prieš sistemą. Prieš supuvusią sistemą. Pergalės prieš visas tikimybės. Šitą pergalę skiriu kiekvienam paprastam žmogui, kuris yra kada nors bent kiek pralošęs kazino. Čia tau, seniuk. Nebelošk. Negrįšiu aš čia vėl laimėt dėl tavęs. Maros bet, lažybos maros bet. Lošk, pralošk, vėl lošk. Žodžiu, norėjau susirasti aikštelę, kur nakvot, bet čia Pensilvanijai yra kelias, bet neleidžia per naktį. Tiesiog parkingą, nes įstatymas draudžia šitoj valstijai. Tai važiuoju, kažkokią radau New Jersey, čia prie pat New Jersey valstijoje, ten lygtais galima. Blemba, nieko nematau už tokius pinigus. Stojau kažkokiai bažnyčios aikšteliai Princetone. Tam pačiam Princetone, kur Princeton universitetas čia pat. Nors rašė, kad draudžiama tipo įvažiuot, kad privati teritorija, bet jie čia visur to ženklus dėlioja. Didelė aikštelė, kelios mašinos yra į kampą įlindau, gal niekam neužkliūsiu. Čiagi, va, bažnyčia prie pat, čia už langą nesimato. Dievo namai, visiems galima. Pasimatom ryt dar New Yorką.
ką, kad jau čia esu tam Princetone, tai reikia gal nuvaryt pažiūrėt, kur ten didžiausi mokslinčiai, išminčiai mokinosi. Šiaip tai šiąnakt stebėtinai gerai įsimielau mašinai. Palyginus su pirmą naktim, tai jau turbūt net geriau išsimielau negu tam pirmam motelė, kai pasiėmiau. Bet viskas. Užsisakiau Niujorke. Užsisakiau kai ką. Pamatysit. Ką daro kazino pinigai. Kokį įtaką turi $130. Valandą $1.75. Johnas F. Kennedys, Jeffas Bezosas, Michaelas Obama, dabar kur vadinas Michelle Obama, ir daug dar kitų visokių aktorių, politikų, prezidentų mokinos čia. Mokinos kaip būt protingesnių už eilinį kaimo Jurgį, kad paskui galėtų būt dideli politikai, manipuliatoriai arba šiaip tiesiog kaip užsukt gerą versliuką. Čia atrodo bažnyčia, čia irgi. Nu, kai studentas esi, tai tikrai reikia dažnai ir daug melstis. Tai matyt vienos bažnyčios net neužtenka gal čia. Moksliukų dar bibliotekai sėdi vasarą, tų vadinamų nerdų. Bet va tie ir kažką pasieks, jie paskui ir bus prezidentai, patarėjai, prezidentų žmonos, arba tiesiog bus moksliukai visą gyvenimą ir nieko nebus. Bet tikrai Amerikoje reikia daug bažnyčių. Presbiterijonai, liuteronai, baptistai, katalikai irgi turbūt yra, protestantai. Ar protestantai jau čia taip apima, nežinau, visus. Mormonai, sakė. Čia vien 5 išvardinau, dar turbūt kiek visokių, net nežinau. Žinau, ką galvojat. Pagaliau nebe kiaušinienė su šoninė, bet turiu nuvilt. Blyno viduje yra kiaušinienė su šoninė. Ir dar sūrio ir su pesto. Kaip? 7 tą mašiną ten mazgoja. Aš irgi taip norėčiau, nu, kad ne mane mazgotų, bet mašiną, bet nuomotus tai neapsimoka. Whoa, Black Creek, take me to that place. Wash my sins away.
2 kilometrus su trupučiu važiuosiu 15 minučių. New York, New York. Čia jeigu gerai mačiau, pravažiavau tą būdelę mokėjimą, čia visur automatiškai važiuoju, nestoji. Tai man atrodo $18 vien, kad taip važiuoti. Į miestą. Manhatanas. Vėlgi, kas vertė, tai puikus darbas. Man dar reikia šiukšlės išsimest ir patalyną irgi išmesti jaučiu. Šiaip gal kažkam atiduosiu kokiam bomžam, bet čia toks eismas, kur nežinau. Ar kažką pamatysiu, gal čia net nėra bomžų. Niujorke. Niujorke nėra bomžų. Pasakiau ir pats nepatikėjau, nors nebuvęs aš čia gyvenime. Ką, iš viso nuvažiavau šitoj kelionį 2352 ir dar kelis kilometrus nuvažiuosiu. Ačiū, kad važiavot kartu, kad palaikėt kompaniją, kad buvo su kuo dalintis įspūdžiais, įspūdžių tikrai buvo wow. Jeigu jums dar negana šitų amerikietiškų linksmybių, amerikietiškų kalnelių, mano blevizgų ir noriu pamatyti, kaip Niujorke švenčiama Liepos 4, didžiausia Amerikai šventė. Tai video bus Contribui nuoroda aprašyme. O jeigu gana, tai gana. Svarbu žinot, kada gana ir turėt sveiką. Va, ačiū, kad buvot. Iki pasimatymo kitą kartą kažkur, kažkada. Už kažkiek. Tikiuosi, kad ne už tiek daug, kiek Niujorke viskas kainuoja. Nors dar aš net kojas neiškeliu, bet aš jau žinau, nes už savo kambarį tokį labai kuklų sumokėjau labai nekukliai. Jeigu nori pamatyti, koks tas kambarys, tai Contribui. Jeigu nenori pamatyti, tai nepamatysit. Ade. Get down, Fred or whatever, if he was going down. Tai va, kaip atrodo lytiškai neutralus tualetas. You have other? No, I don't.